Dažnas pagalvojęs apie Windows 2 viename kompiuterius, iš pradžių pagalvoja apie Microsoft Surface. Tačiau išpakokime ir pakalbėkime apie Microsoft Surface Pro 9. Surface Pro atkeliauja su mažiaisiais bezels, kurie leidžia 13 colių ekranui dar labiau dominuoti kompiuterio priekyje ir ekranas išlaiko jau 3:2 ratio, kuris panašu yra kur kas patogesnis darbiniam įrenginiui nei įprastu laikyta 16:9. 13 colių liečiamas ekranas puikiai tiks darbui bei pramogoms. Šį įrenginį galima naudoti kaip planšetinį ar nešiojamą kompiuterį, o tai priklausys tik nuo jūsų pačių poreikių ar norų. BigBox LT turime juodos ir pilkos spalvos Surface modelius, taip pat klaviatūras tiek su pieštuku ir be jo juodos, raudonos, pilkos, mėlynos bei žalios spalvų. O dabar įsigydami akcijų ženklų pažymėtų Surface Pro 9 BigBox LT tau dovanos klaviatūrą prie Surface kompiuterio. Tad nepraleisk progos įsigyti rinkinį pigiau. Patys kompiuteriai rankoje jaučiasi tvirtai ir kokybiškai, kadangi korpusas yra pagamintas iš aliumo. Kompiuterio šonuose randame 2 Thunderbolt USB Type-C jungtis, įjungimo ir garso kontrolės mygtukus, klaviatūros jungiklius bei įkrovimo jungtį. Kaip matome, šiame modelyje jau pasigendame audio jungties. Nugarėlėje yra standartų tapęs stovas, kuris leis kompiuterį laikyti jums tobulų kampu, 10 megapikselių kamera su 1080p Full HD ir 4K video. Taip pat po stovu yra jau pakeitęs SSD prieigos mechanizmas, kuris palengvins SSD atminties keitimą. Vizualiai, kaip matome, Surface Pro nėra drastiškai pakeitęs nuo ankstesnių modelių. Naujas kompiuteris pasipildė 12 generacijos Intel procesoriais, Wi-Fi 6E, baterija, kurios užteks iki 15,5 valandų ir kad per daug nesiplėsti, detalesnės specifikacijas galite pamatyti šioje lentelėje. O dabar pakalbėkime apie pagrindinius Surface Pro bruožus. Žinoma, pradėdami ties ekranu, kadangi jis sudaro beveik visą įrenginį. 3:2 santykio ekranas palaiko multi-touch, taip pat veikia 60 Hz refresh režimu, kurio žinoma, jeigu negana, galima pakelti netgi iki 110 Hz. Ekrano apsaugai panaudotas Gorilla Glass užtikrins, kad kompiuteris bus atsparus įbrėžimams, bei papildomai apsaugai galima naudoti kompiuterio klaviatūrą kaip apsauginį ekrano coverį. Aišku, klaviatūra nėra skirta vien saugoti ekraną. Ji labai lengva ir vos prijungus pakeičia visą Surface Pro naudojimo pojūtį, paversdama Surface kompiuteriu. Magnetų suteikima pagalba prijungti ir atjungti klaviatūrą yra labai paprasta. Įsigijant klaviatūrą galima rinktis iš modelių su pieštuku ir be jo, bei skirtingų spalvų. Elegantiška ir kompaktiška klaviatūra veikia kaip tradicinė nešiojimo kompiuterio klaviatūra su didesniu jungtikliniu kilimėliu, patogesniam ir tikslesniam naršymui. Surface Pro Signature Keyboard kasdieniniams užduotims suteikia šiltą ir patogų prisilietimą. Naujosios klaviatūros yra pagamintos iš dalies biologinės Alcantara medžiagos, kurioje yra mažiausiai 12% atsinaujinančių išteklių, gaunamų iš cukranendžių atliekų. Apie pieštuką žinoma nėra daug ką kalbėti, bet jį paminėti tikrai yra verta. Jis kraunamas per klaviatūrą, tad baterijų keisti ar atskirai jo krauti tikrai nereikia. Tradiciškai viršuje esantis mygtukas atidarys Whiteboard aplikaciją bei veiks kaip trintukas, o šone esantis mygtukas veiks įprastu dešinio pelės mygtuko principu. Tačiau rašiklio mygtukus ir funkcijas galima konfigūruoti pagal savo asmeninius poreikius. Svarbu yra paminėti, jog visiems fiziniams asmenims įsigijusiems Surface įrenginius Microsoft suteikia door-to-door garantiją. Nutikus taip, kad įrenginys sugestų vartotojams užpildžius Microsoft Online ar Surface programėlėje reikalingą informaciją, bus iškviestas kurjeris į namus, kuris paims kompiuterį ir per savaitę pristatys atitinkamą tokios pat kokybės ir specifikacijos veikiantį įrenginį. Taigi trumpai apie Surface Pro 9 būtų tiek. Jeigu ieškote patikimo ir universalaus įrenginio, kuris atitiktų jūsų poreikius tiek darbo, tiek pramogų metu, Surface Pro 9 yra tam puikus pasirinkimas. Šį bei kitus Surface įrenginius galite įsigyti mūsų puslapyje bigbox.lt. Nepamirškite pasinaudoti dabar vykstančią akciją ir iki greito.